Šiame filme matysite ligonio, patyrusio ūmų miokardo infarktą, kelią į gydymo įstaigą. Šio paciento gydymo rezultatai labai priklausys nuo to, kaip greitai pacientui bus atstatyta vainikinių kraujagyslių kraujotaka. Todėl pagalbos aktyvavimo grandinės dalis, kurią sudaro pacientas ar šalia esantis žmogus, dispečerinė, greitosios medicinos pagalbos brigada, turi veikti labai operatyviai. Pamatysite, kaip kvalifikuotas dispečerio darbas gali padėti tiek pacientui, tiek greitosios medicinos pagalbos personalui. Kas atsitiko? Kas? Tu kažkas suspaudė. Kas atsitiko? Kurioj pusėj? Čia. Ko dabar sėdėjau tau? Dabar va. Gal greitai tau iškviesti? Smarkiai spaudžia? Nežinau. Smarkiai spaudžia? Bendras pagalbos centras, kas atsitiko? Tėveliui suskaudo krūtinė. Ar vyras sąmoningas kvėpuoja? Kvėpuoja, sąmoningas. Kur tai nutiko? Prie Vilniaus miesto savivaldybės. Kiek laiko skausmas trunka? Apie 5 minutės kažkur tai. Ar skauda tik krūtinę? Tėvelė, ar tik krūtinė skauda? Skauda krūtinę, žandikaulį ir ranką kairę skauda. Jo, skauda kairę ranką ir žandikaulį kairę. Kiek vyrui metų? 72 metai. Gerai, perduosiu jūsų kvietimą medikams, nepadėkite ragelio ir aš pasakysiu, ką jums daryti. Bendras pagalbos centras kviečia 1 brigadą. Taip, girdžiu, 1 brigada klauso. Vilniaus miesto savivaldybė 72 metų vyrui įtariamas miokardo infarktas. 1 brigada suprato. Ar jūs alergiškas aspirinui? Alergiškas tėvelė aspirinui? Ne. Nealergiškas. Ar pastaruoju metu nebuvo kraujavimo iš virškinamojo trakto? Nebuvo kraujavimo iš virškinamo trakto? Nebuvo. Tikrai nebuvo. Nebuvo, sakė. Jei turite vaikiško aspirino, duokite 2 tabletes arba 1 suaugusiems skirto aspirino tabletę. Jūsų kvietimas perduotas. Laukite medikų. Jeigu kas nors pasikeis, iš karto skambinkite vėl. Labą dieną. Kas atsitiko? Sakykit, Vytai, ar sumažėjo skausmas po duoto nitroglicerino? Ne. Ne. O kiek dabar vertintumėt skausmą 10 balų sistemą, lyginant su tuo, kuris buvo pačioje pradžioje? 7. 7, tiek pat. Minėjote, kad nesate alergiškas vaistams. Morfiną ar esat vartojęs? Ne. Ne. Gerai, tuomet jums jo suleisime. Suleisim morfiną 2 mg. Pulsas kviečia Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę ligoninę. Ar girdit mane? Vilniaus skubios pagalbos skyrius klauso. Vežama jums ligonį su įtariamu miokardo infarktu. Skausmai trunka apie pusę valandos. Šiuo metu gyvybiniai parametrai tokie. Kraujospūdis 105/70, širdies sutraukimo dažnis 96 kartai į minutę, saturacija 95% su O2. Paskirta 325 mg aspirino ir 3 dozės nitroglicerino. Skausmas krūtinėje nepraėjo, todėl paskirta 2 mg morfino į veną. Elektrokardiogramoje ST pakilimas apie 3-4 mm nuo V1 iki V4 derivacijos. Kaip supratot mane? Pranešimą supratome, laukiame jūsų. Ačiū. Bendras pagalbos centras kviečia 1 brigadą.